Panevėžio Ekrano jaunimas tęsė sėkmingą pasirodymą dublerių čempionate. Trenerių Mariaus Kinderio ir Dainiaus Glevecko auklėtiniai kryptingai dirba treniruotėse ir nestokoja ambicijų pakilti į pirmąją vietą. Nuotaikos puikiai, iš tikrųjų ruošiamės labai Atlantai dabar, prieš tai ruošiamės Sūduvai, visas varžybos kaip ir finalas mums dabar, nes aišku siekiame pirmos vietos, praeitais metais nepavyko to įgyvendinti, šiais metais buvo iškeltas aukščiausias užduotis, iš pradžių aišku sezonas buvo toks slidus, gan nepavyko gerai sužaisti, bet dabar įsistartavom ir tikrai, manau, bus sunku sustabdyti mus. Ekraniečiai pastaruoju metu nesustabdomi ir iškovojo 11 pergalių iš eilės. Jaunimas tikisi šią seriją pratęsti ir rungtynėse su Atlantu. Tai ne tik individualus darbas, komandinis darbas kiekvienoje treniruotėje. Manau, prie to ir priveda, kad sugebam sužaisti gerai ir laimėti kiekvienas varžybas. Atlantas irgi turbūt bus nebebaisus. Nemanau, negaliu taip sakyti. Atlantas visada tokia lygi komanda, su kuria reikia žaisti. Ir visada reikia parodyti viską, ką moki prieš tokią gerą komandą. Šiuo metu turnyro lentelėje lyderiauja Atlanto dubleriai. Ekrano pamaina turi surinkusi 43 taškus ir nuo klaipėdiečių kol kas atsilieka 5 taškais. Pastarosiuose rungtynėse ekraniečiai po ilgos pertraukos išvykoje pagaliau įveikė Sūduvos jaunimą, o dabar ruošiasi dar vienai kovai. Iškart po Sūduvos varžybų galvojam tik apie Atlantą. Kaip praeitą kartą išvykoje pralošėm 5-0, tai jaučiam šiek tiek pykčio ant jų. Norim išvykoje irgi atsilošti. Namie čia taip laimėjom, noris ir išvykai, nes būtina pergalė atsiliekam 5 taškais. Lietus prasidėjo, atrodo. Jo, audras, apsiniaukia. Prieš gerą galbūt? Ekrano ir Atlanto jaunimas dėl 3 taškų susigrums jau rugpjūčio 21 dieną Klaipėdoje, o artimiausias namų rungtynes panevėžiečiai sužais rugpjūčio 25 dieną 14 valandą. Panevėžio futbolo akademijos stadione ekraniečiai susitiks su Šiaulių dubleriais.